Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaismo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Mėly broliai ir seserys, 16 vasario yra mūsų didžiausioji šventė, yra paminklas, kuris rodo mūsų tautos praeitį ir ateitį. Sveikiname Sovietų Sąjungos valstybės galvą Kalininą, vyriausybės galvą Molotovą. Sveikinam Raudonąją armiją ir jos vadus maršalus Vorošilovą ir Timošenką. Sveikiname Sovietų Sąjungos tautų ir viso pasaulio proletariato generolų vadą Josifą Vissarionovičių Staliną. Šiandien mūsų laukia nauji dideli uždaviniai toliau statant komunizmą. Mes esame tikri, kad šios uždavinius sėkmingai įvykdysime. Ateitis priklauso komunizmui. Auch in Litauen darf niemand vergessen, dass Deutschland jedem Volk den militärischen Schutz gibt, den es sich durch seinen Beitrag im Kampf gegen den Bolschewismus selbst verdient. Im Namen des Führers Adolf Hitler die Verdienstauszeichnung zu verleihen. Komunistų partijai vadovaujant, tarybinė liaudis per šį palyginti trumpą laiką nuėjo kelią tolygų šimtmečiams. Nepamirštamos spalio dienos sukrėtė visą планету. Благодаря повседневной заботе со стороны Центрального комитета КПСС и союзного правительства, сельское хозяйство Советской Литвы с каждым годом укрепляет свою материально-техническую базу, набирает силы для успешного выполнения исторических решений 22-го съезда КПСС. Na, matyt, kai iš tikrųjų atėjo laikas savo užduoti tokį klausimą. Ar mes atsakom už mūsų ateitį, ar mes atsakom už mūsų Lietuvos, mūsų tautos likimą, už mūsų jaunimo ateitį, ar mes atsakom už mūsų normalų gyvenimą. Sprendžiamas Lietuvos laisvės likimas. Mes jau pajutome laisvės vertę ir mūsų širdys nesudrebės. Aš manau, kad reikšmė tos trispalvės, kuri prasidėjo turbūt nuo mano vaikystės iki šios dienos išliko. Galbūt jinai daugiau įsigilinau į ją, jos reikšmę, jos svarbą. Kai kas sako, kad tokia didelė kaina tai nepriklausomybės kaina. Tačiau ji turi būti vis dėlto žmogui, tautai, valstybei pakeliama. Jokia, net garbingiausia našta neturi kelti pavojaus galimybę išlikti. Mėly Lietuvos žmonės, už kelių akimirkų visi kartu žengsime naujuosius metus. Klausydamiesi lemtingų varpo dūžių, išgirskime vienas kitą. Susivienykime savo valstybėje ir pajuskime savo stiprybę. Ačiū, sveiki visi. Iš tikrųjų, vakar antrąjį kartą susitikome su Lenkijos Respublikos ir Ukrainos prezidentais Lvive. Pirmasis mūsų susitikimas įvyko dar 2021 m. gruodį Hutoje.